Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giravaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki, Gaura Premananda, Hari Bol. Hare Krishna, brangus bhaktai, tęsim Šrimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Šešiai Gaura Sundara ki. Skaitom toliau Šrimad Bhagavatam, 4 giesmę. 24 skyrių, Viešpaties Šivos giesmė. 26 posmas. Satan prapanarti haro, Bhagavan dharma vatsalah, Dharmagyan shila sampanan, Pritah pritanu vachaha, Satan prapanarti haro, Bhagavan dharma vatsalah, Dharmagyan shila sampanam, Pritah pritanu vachaha, Satan prapanarti haro, Bhagavan dharma vatsalah, Dharmagyan shila sampanan, Pritah pritanu vachaha. Prabhu? Satan prapanarti haro, Bhagavan dharma vatsalah, Dharmagyan shila sampanan, Pritah pritanu vachaha, Satan prapanarti haro, Bhagavan dharma vatsalah, Dharmagyan shila sampanam, Pritah pritanu vachaha. Pažodinis vertimas. Saha, Viešpats Šiva, tan, jiems, prapanarti haraha, tas, kuris išvaduoja iš įvairiausių pavojų. Bhagavan, Viešpats, dharma vatsalah, tas, kuriam labai patinka religijos principai. Dharmagyan, tie, kurie gerai išmano religiją. Šila sampanan, nepriekaištingo elgesio. Pritaha, patenkintas. Pritan, mandagumu ir švelnumu. Uvača, kalbėjosi su jais. Ha, praeityje. Šrilas Prabhupados vertimas ir komentaras. Šrila Prabhupada ki. Būdamas taurių ir doringų žmonių globėjas, Viešpats Šiva negalėjo atsidžiaugti pračetais,
Neslėpdamas prielankumo karalaičiams, viešpats Šiva kreipėsi į juos tokiais žodžiais. Komentaras. Aukščiausiai Dievo asmenį Višnu arba Krišną vadina Bhakta Vatsalą. Pastarajame posme viešpats Šiva pavadintas Dharma Vatsala. Savaime suprantama, Dharma Vatsalos epitetas visų pirma skirtas tiems, kurie ištikimai laikosi religijos priesakų. Dėl to niekas nesiginčia. Tačiau šie du žodžiai turi ir kitą prasminę atspalvį. Kartais viešpačiui Šivai tenka turėti reikalų su aistrų ir neišmanimo užvaldytais žmonėmis. Jie paprastai nėra itin religingi ir doringi ir laikosi religijos normų tik tai tuo atveju, jei dėl vienokio ar kitokių materialių malonumų imasi garbinti viešpatį Šivą. Viešpats Šiva negaili palaiminimų, jei mato, kad jo garbintojas laikosi religijos priesakų. Pračinabarchio sūnus, pračetai, buvo taurios prigimties žmonės ir nesunkiai pelnė viešpatės Šivos prielankumą. Žinodamas, kad karalaičiai yra vaišnavų atžalos, viešpats Šiva kreipėsi į aukščiausiai Dievo asmenį su tokia malda. Taip, tai šiandien skaitom 26 tekstą. Dabar pasimelsim. Omagjana tivirandasya gyananjana shalakaya chakshunun militam yani tasmai Shri Gurave namaha Shri Chaitanya manobishtam stapitam yana bhutale svayam rupa kadamahyam dadati sva padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta pada kamalam Shri Gurum Vaishnavam cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatvetam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijanat Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakana Vishtam cha He Krishna Karuna Sinhu Dina Batko Jagatpati Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancha Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabuni Sute Devi Pranamami Hari Pri Vanchakalpa Trubasha Kripa Sudurevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Adeshatarne. Gerai, dar kartą paskaitysim tekstą. Satan prapanarti haro, Bhagavan Dharma Vatsalah, Dharmagyan Shilas Sampanan, Pritanu Vachaha. Būdamas taurių ir doringų žmonių globėjas, viešpats Šiva negalėjo atsidžiaugti pračetais. Neslėpdamas prielankumo karalaičiams, viešpats Šiva kreipėsi į juos tokiais žodžiais. Aukščiausiai Dievo asmenį Višnu arba Krišną vadina Bhakta Vatsalą. Pastarajame posme viešpats Šiva pavadintas Dharma Vatsala. Savaime suprantama, Dharma Vatsalos epitetas visų pirma skirtas tiems, kurie ištikimai laikosi religijos priesakų. Dėl to niekas nesiginčia. Tačiau šie du žodžiai turi ir kitą prasminę atspalvį. Kartais viešpačiui Šivai tenka turėti reikalų su aistrų ir neišmanimo užvaldytais žmonėmis. Jie paprastai nėra itin religingi ar doringi ir laikosi religijos normų tik tai tuo atveju, jeigu dėl vienokio ir kitokio materialių malonumų imasi garbinti viešpatį Šivą. Viešpats Šiva negaili palaiminimų, jei mato, kad jo garbintojas laikosi religijos priesako. Pračinabarchio sūnus pračetai buvo taurios prigimties žmonės ir nesunkiai pelnė viešpatės Šivos prielankumą. Žinodamas, kad karalaičiai yra vaišnavų atžalos, viešpats Šiva kreipėsi į aukščiausiai Dievo asmenį su tokia malda.
kągi. Tai pirmiausia, į viešpatį Šyvą kreipiasi tie, kuriems reikia kažkokios tai naudos. Viešpats Šyva yra labai maloningas ir viešpats Krišna, viešpats Višnu labai myli viešpatį Šyvą. Čia yra paminėtas žodis dharma. Apskritai, kas tas žodis dharma, ką jisai reiškia. Iš tikrųjų, tai yra meilės išraiška mums, viešpatės meilės išraiška mums. Kodėl? Iš tikrųjų, viešpats jisai mums duoda galimybę užsiimti dvasinę praktiką. Ką tai reiškia? Turint va šitos materialius kūnus, mes galim juos išnaudoti kam? Mes galim juos išnaudoti dvasiniai praktikai, tam, kad pasitarnautumėm viešpačiui. Ir kokia būtų pati svarbiausia tarnystė viešpačiui? Pati svarbiausia tarnystė viešpačiui yra šventų viešpatės vardų šlovinimas. Ir šis kūnas, materialus kūnas, būtent tam ir duotas, kad mes jį išnaudotumėm jį tarnystėje viešpačiui. Ir taip mes sieksime dharmos, arba dar kitaip samadhi. Samadhi tai yra, kai mes visiškai pasineriam į Dievo sąmonę. Ir viena iš svarbiausių tarnysčių yra šventas viešpatės vardas arba jo šlovinimas. Kadangi artėja nuostabi šventė, Kirtan Mela 2024, ir ta proga labai norėtųsi pašnekėti apie šventus viešpatės vardus, jo šlovinimą, kokie yra būdai meditacijos, iš viskas yra meditacijos. Ir šiandien pašnekėsim mes apie kirtaną. Ir apie vieną svarbiausių tarnysčių, tai yra šventus viešpatės vardus. Ką sako atsidavimo nektaras? Atsidavimo nektaras rašo, kad tie, kurie nori išsivaduoti iš kančių ir rūpesčių, ir tie, kurie siekia laimės, vienas svarbiausių aspektų yra meditacija. Kas yra meditacija? Meditacija tai yra mūsų vidinis susikaupimas. Ir jis įmanomas tik tai tada, kai mes turime tikslą. Jeigu mes trokštam atsikratyti kasdienių mūsų protą blaškančių vargų, minčių, mes turime pakilti iš šio materialaus lygio į dvasinį, transcendentinį lygį. Ir tai iš tikrųjų gali padaryti kiekvienas, jeigu jisai nuolatos kartos šventus viešpatės vardus. Ką reiškia kartoti šventus viešpatės vardus? Kartoti šventus viešpatės vardus, tai reiškia, kad mes bendraujam su viešpačiu. Taip kaip mes paskambinam savo draugui, šnekam telefonu, kaip mes bendraujam, lygiai taip pat bendraujam su viešpačiu. Būna žmonės sako, vat atsitiko kažkoks tai įvykis, kažkokia nelaimė, meldžiuosi, žmogus taip, o viešpats taip manęs ir negirdi. Bet tada norisi užduoti klausimą. Gerai, ar tu turi tą santykį su viešpačiu? Ar tu meldiesi, ar tu jį šlovini? Pavyzdys būtų toks, tarkim, jeigu mes turim užmesgę santykius su draugais, pavyzdžiui, mums kažkas atsitinka, mes paskambinam draugui, nesvarbu kokiu laiku, paskambinam draugui, tai pasakom, va tas atsitiko, draugas kaip sureaguos, jis paims, atvažiuos ir padės mums. Tai lygiai taip pat su viešpačiu, aišku, yra dar kitas aspektas, bet mes paimkim šitą aspektą, tai lygiai taip pat. Mes meldžiamės viešpačiui ir norime, kad jisai mums padėtų, bet mes neturim santykių, mes neturim su juo užmesgę jokio kontakto, jokio ryšio. Nors, iš kitos pusės, viešpats yra labai maloningas mums visiems. Bet mes šiandien pašnekėsim apie šventą viešpatės vardo garbinimą, šlovinimą. Ir įvairūs religiniai raštai, pasaulio religiniai raštai, šneka apie tai, kad viešpas turi daugybę vardų. Krišna, Rama, Alachas, Buda ir taip toliau. Visų neįmanoma net išvardinti. Ir būtent Dievo vardų kartojimas ką daro? Dievo vardų kartojimas apvalo mūsų sąmonę ir pakelia mus iš to materialaus lygio į dvasinį, transcendentinį lygį. Reiškia, mus pakelia iš žemų vibracijų, kuriuose mes gyvenam kiekvieną dieną, į tuos aukštesnės vibracijas.
Ir vedų raštuose pati svarbiausia mantra yra Maha mantra. Maha, išvertus iš sanskrito kalbos, reiškia didžioji mantra. Ir Kali Santarana Upanišada teigia, kad yra 16 ją sudarančių žodžių. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ir būtent Mahamantra yra labai rekomenduojama, Kali Jugos epochoje. Tai yra kivirčių, veidmainystės, baimės epochoje. Ką dabar reiškia šita malda? Vardas Krišna tai reiškia visų patraukliausias. Vardas Rama yra visų džiuginantis viešpatė. Ir tai yra kreipimasis į viešpatį. O visų patraukliausias, o visą džiuginantis viešpatis, leisk man su atsidavimu tau tarnauti. Ir iš tikrųjų yra 2 meditacijos būdai. Tai yra individualus, tai yra džapa. Džapa, tai yra, kai žmogus kartoja mantrą ant karolių, maldos karolių. Džapa iš sanskrito kalbos išvertus reiškia šnibždėjimas arba dar kitaip vidinis kalbėjimas, kartojimas. Ir yra kitas būdas, tai yra kolektyvinis, kai vedantysis, jisai gieda, o paskui visi jam antrina, visi pritarė jam. Ir antras būdas vadinasi kirtana. Ir jam paprastai akomponuoja instrumentai. Tai skirtingai nuo džapos individualios meditacijos, kaip sako atsidavimo nektarė, kirtana yra kolektyvinė meditacija. Tai dabar kirtanas. Kirtaną mes galime giedoti ir namuose, ir lauke, ir su draugais, ir svečiuose, ir gamtoje, bet kur. Ir giedodami kartu su visais, mes, kai giedam, mes girdim ne tik tai save, bet mes ir girdime aplinkui esančius. Tai yra kirtano privalumas, tai yra didžiulė jėga. Ir giedoti mantrą mes galim pagal bet kokią melodiją. Giedam ir tada antrinam. Gieda vedantysis ir tada mes antrinam. Ir yra naudojami paprastai tradiciniai indiški instrumentai muzikos, tai būgnai, mrindanga, cimboliai ar lėkštutės, karatalai. Gali būti taip pat naudojami ir kiti muzikos instrumentai. Labai palanku, kad per kirtaną dalyvautų ir vaikai kirtano metu, nes tai irgi yra labai, labai palanku, nes vaikai irgi gali dvasiškai augti ir tobulėti. Ir kas dabar vyksta kirtano metu, kai mes šlovinam viešpatį, šventus viešpatės vardus, kaip Šrila Prabhupada yra davęs klasikinį pavyzdį, reiškia, jeigu mes kartosim 5 minutės iš eilės Coca-Cola, tai mums po 5 minučių mirtinai įgris šitas kartojimas ir mes nieko nenorėsim žinoti iš viso apie tą Coca-Cola. Bet jeigu mes kartosime šventus viešpatės vardus, mes pajusim tą vidinį pakylėjimą, tą tokį vidinį džiaugsmą, tokią palaimę tuo momentu. Ir kiekvieną kartą, kai mes giedam, mes jaučiam, kaip mes galim tiesiog pakilti, atitrūkti nuo žemės ir išgyvenam labai labai daug nuostabių pojūčių. Vat kokia yra stipri ta viešpatės vardų galia, nes pats viešpats ir jo vardas, jie yra transcendentiniai, jie yra iš dvasinio pasaulio. Ir visi garsai, kurie groja kirtano metu, jie yra nematerialūs, jie yra transcendentiniai. Šitie visi garsai yra iš dvasinio pasaulio. Tai įsivaizduokit, kokią mes turim malonę, kad mes galim giedoti šventus viešpatės vardus. Ir pats viešpatės vardas, jis visiškai nieko nesiskiria nuo Krišnos. Tai reiškia, kad Krišna yra su mumis per kirtaną, jis yra čia. Mes giedam, už tai mes jaučiam tokią palaimę ir tokius nuostabius jausmus. Ir tam, kad sustiprintumėm savo Maha mantrą, kad jinai būtų dar tvirtesnė ir būtų dar stipresnis poveikis, šventraščiai, ačarijos ir šventieji labai rekomenduoja tam tikrus dalykus. Pirmiausia,
pirmas svarbus momentas tai yra laikytis 4 reguliuojančių principų. Tai yra, kas tai yra pirmas principas, tai nevalgyti mėsos, žuvies, kiaušinių. Antras principas tai yra nevartoti jokių toksinių medžiagų, nei alkoholio, nei narkotikų, nei tabako, nei kofeino, ta prasme, nei kavos, nei arbatos. Trečias principas yra nežaisti azartinių žaidimų. Ir ketvirtas, neturėti nesantuokinių lytinių santykių. Ir netgi esant santuokoje, santykiai turėtų būti tik tai vaikų pradėjimui. Tai yra 4 pagrindiniai principai. Kitas geras patarimas yra visiems, norint sustiprinti Mahamantros poveikį, tai yra reikia nuolatos klausytis Asi Bhaktivedanta Swamio Prabhupados verstų knygų, ypač Bhagavad Gita ir Šrimad Bhagavatam. Vien tik tai tas klausimas apie Krišną, kai mes girdim apie Krišną, apie jo nepaprastus žygius, jo žaidimus, jo lilas, mūsų širdis valosi kiekvieną kartą. Valosi nuo to, kiek mes buvom užsiteršę visus gyvenimus, ne tik šį gyvenimą, bet ir praeitus gyvenimus. Ir nuolat klausydamėsi apie Krišną mes papuolam į dvasinį pasaulį, kuriame Krišna amžinai pramogauja su savo bhaktais. Ir tada mes pradedam suvokti tą tikrąją mūsų prigimtį, sielos prigimtį, kad mes esam dvasinės sielos. Ne tik tai tam teoriniam ir lygmenį mes po truputį pradedam suvokti tai jau ir praktiškai. Kitas svarbus labai momentas yra kiekvienas, kuris nori tapti atsparus purvui, tam materialiam purvui, tai būtinai turi maitintis vegetariniu maistu ir apie tai yra irgi Bhagavad Gitoje. 9 skyrius, 26 posmas. Patram pušpam palam tajam jame bhaktya prayachati tataham bhakti upahritam ašnami prayatat manah. Ir Krišna sako, kad jeigu kas su meilė ar pasiaukojimu pasiūlys man lapelį, gėlę, vaisių ar vandens, aš priimsiu šią dovaną. Ir labai svarbus momentas yra, mes turėtumėm siūlyti vegetarinį maistą, tai yra maistas turėtų būti augalinis. Kodėl mes siūlom tą maistą? Kai mes pasiūlom maistą, Krišna paima visas nuodėmes, nes mes irgi žudom augaliuką tą, kurį suvalgytumėm, tai irgi pasiimtumėm karminės reakcijas už tai. Bet kai mes pasiūlom Krišnai, nėra tada jokių karminių reakcijų, tai yra atoveikio. Kitas labai svarbus punktas, savo veiklos rezultatus, viską, ką mes darom, turėtumėm siūlyti Krišnai. Ne vien tik tai galvoti apie tai, kaip patenkinti savo malonumus, savo juslės, stengtis kuo daugiau galvoti apie Krišną ir viską, kur beeitumėm ir ką bedarytumėm, galvotumėm apie Krišną. Ir tada mes visą laiką išliktumėm Dievo sąmonė, tai yra Krišnos sąmonė, tai irgi labai svarbus yra momentas, nes taip kaip mes elgiamės kiekvieną dieną, tai tampa įpročiai. Įpročiai perauga į mūsų gyvenimą ir tai tampa mūsų gyvenimo dalis. Ir jeigu mes tai darome kasdien, kitaip jau paskui gyvenimo ir nebeįsivaizduojam. Tai irgi labai svarbus momentas. Ir dar vienas svarbus momentas, jau ir iš praktikos tikrai realizavau ne vieną kartą, jeigu žmogus yra tvirtai nutaręs kartoti šventus viešpatės vardus, tai yra džapa meditacija, tai jisai turi stengtis bendrauti su kuo daugiau tą patį tikslą siekiančių žmonėmis, ta prasme bendrauti su bhaktais, nes aplinka, kurioje mes esame, mus labai stipriai veikia. Ir sąmonė veikia, ir mūsų vidų, mūsų mintis. Ir jeigu mes esam tarp bhaktų, mes jaučiam tą tokią stiprią iš tikrųjų jėgą ir tą tokį palaikymą visą laiką iš bhaktų. Tai va.
O kalbant dabar apie kirtaną, kadangi artėja Kirtan Mela 2024, taip norisi pašnekėti apie kirtaną daugiau. Tai kirtanas iš tikrųjų yra viena iš 9 atsidavimo tarnystės būdų. Ir Šrila Prabhupada yra pasakęs, kad kas yra kirtanas, kaip jisai apibūdino kirtaną. Kirtanas tai yra karas arba kova su neišmanimu. Ir kaip atliekamas kirtanas? Kirtanas yra giedamas garsiai, mantra. Ir kas tai yra? Tai pirmiausia yra pamokslavimas, tai yra šravanam ir kirtanam. Tai yra mes ir klausom, ir mes giedam. Ir ką reiškia pamokslavimas? Pamokslavimas tai reiškia, kad mes ginam savo autoritetus ir savo idealus. Ir dabar mes naudojam dar 2 terminus – kirtanam ir sankirtanam. Ir koks būtų tarp jų skirtumas. Paprastai mahamantros giedojimą arba kokios nors kitos vaišnaviškos giesmės giedojimą mes laikom sankirtaną, bet kirtanas tai yra, kai vienas žmogus šlovina viešpatį, o sankirtana bahubhir militva jat kirtanam tat eva sankirtanam. Kai susirenka grupė atsidavusių, kad giedoti kirtaną, ir iš jų, iš atsidavusių širdžių dega liepsna. Ir kyla ta liepsna ir jinai kyla į sankirtaną. Ir ta nuotaika, jinai yra nuolanki ir tuo pačiu jinai yra pagarba kitiems bhaktams. Labai labai svarbus momentas. Ir kokia ta kirtano galia, jinai yra be galo stipri. Tai paprastai yra sakoma, kad kirtanas tai yra pati pirma ir pati paskutinė pakopa dvasiniam kely. Ir paprastai, jeigu mūsų kažkas tai prašo papasakoti ką nors apie viešpatį, paprastai mums būna sunku kalbėti apie tai arba sutelkti dėmesį ar net mintis. Mums reikia tada įdėti labai daug pastangų, susikaupti, kad kažką prisiminti ar papasakoti apie viešpatį. Ir mums reikia susikoncentruoti iš tikrųjų tuos vidinius dalykus į svarupą, tai yra tą vidinę šviesą, tą pusę, kad galėtumėm atmesti visus išorinius materialius dalykus ir kad išsiugdyti pagarbą. Ir kirtano metu vyksta labai labai stiprus pamokslavimas. To, kuris atlieka garsų kirtaną širdyje, išdygsta sėkla, meilės Dievui sėkla. Ir šventų vardų malonės dėka jis gali suprasti, koks yra gyvenimo tikslas ir kaip jį pasiekti. Jei kirtanas bus tik tai vaizduotės patenkinimas arba atliekamas pramogai, arba jeigu žmogus galvoja, kad viešpatį galima šlovinti tik tai džapos forma, bet negarsiai, tai tada toksai žmogus gaus daugybę įžeidimų ir Dievo meilė jam liks nepasiekiama. Ir kirtanas, kaip sako mūsų ačarios, tai yra Kali Jugos religija. Ir būtent 12 giesmėje, Šrimad Bhagavatam 12 giesmėje, 3 skyriui, 51 ir 52 posmuose yra rašoma taip. Kalerdo šani džarajan astihi eko mahanguna kirtana tėva Krišnasya mukta sangah param vradžet. Mano brangus karaliau, Kali Jugos
trūkumų vandenyne vis dėlto yra viena gera savybė. Paprasčiausiai kartodamas Hare Krishna Mahamantrą, žmogus gali išsivaduoti iš materialių pančių ir pasiekti dvasinę karalystę. Ir čia irgi yra komentaras, kur sakoma, kad išvardės nesuskaičiuojama daugybė Kali Jugos trūkumų, Šukadeva Gosvamis dabar mini vieną nuostabų šio amžiaus bruožą. Galingas karalius gali vienas pats išžudyti be galo daug plėšikų. Lygiai taip pat pakanka vienos puikios dvasinės savybės, kad būtų sunaikinta visa Kali Jugos nešvara. Todėl neįmanoma perdėti, kalbant apie Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ypač šiame nuosmukio amžiuje. Ir kitas posmas, 52. Kritėja dajato Višnum, tretjam jadžato makha, dvapare paričarajam, kalautam dari kirtanat. Tas, kas Satja Jugoje buvo pasiekiama medituojant į Višnų, Treta Jugoje atnašaujant aukas, o Dvarapa Jugoje tarnaujant Viešpatės lotoso pėdoms, Kali Jugoje gali būti įgyjama paprasčiausiai giedant Hare Krishna Mahamantrą. Šišinitai Gaura Sundara Ki. Ir Šrila Dživa Gosvamis taip pat cituoja Čaturmasę Mahamatmiją iš Skanda Puranos, kur rašome apie būtinybę šiame amžiuje kartoti Hare Krishna. Tatha čaivo tamam lokė, tapach Shri Hari kirtanam, kalau yuge višešena, Višnu pritya samačaret. Pati tobuliausia iš askezių, kuriomis galima užsiimti šiame pasaulyje, yra Viešpatės Shri Hari vardu kartojimas. Išskirtinai Kali amžiuje aukščiausiai Viešpatį Višnu galima patenkinti atliekant sankirtaną. Taigi, tarp daugybės ydų ir netobulumų, kaip matom iš šito posmo, Kali Jugoje yra vienintelis privalumas, tai yra gyvosios esybės šlovindamos šventus Viešpatės vardus, gali išsivaduoti iš šio materialaus pasaulio ir pasiekti Viešpatės buveinę. Šrila Bhaktivinoda Thakura yra parašę Šri Gaura Arati ir mes kaip būna giedam. Šanka badže, ganta badže, badže karatala, Maturam rindanga badže, paramarasala. O išvertus ką reiškia? Kriauklės, varpeliai ir karatalai skamba, o mrindangos groja labai saldžiai. Ši kirtano muzika pati saldžiausia ir maloniausia ausiai. Ir ką daro šventieji Viešpatės Šri Krišnos vardai? Jie gesina būtent materialų egzistavimo gaisrą ir išlaisvina mus iš kančių ir nerimo. Kokia vis dėlto yra stipri šventų Viešpatės vardų galia. Ir Šrimad Bhagavatam 7 giesmėje, 5 skyriuje, taip pat yra posmas, mes paskaitysim tuoj. Yra 23 ir 24 posmai. Šį prachrada uvača, šravanam kirtanam Višnom, smaradam padas sevanam, arčanam vandanadas jam, sakyam atmani vedanam, įtipum
Sarpita Vishnau Bhaktischena Navlakshana Kriyeta Bhagatiyadha Tanmanya Ditam Utamamam. Prachlada Maharadža tarė: klausyti ir giedoti apie viešpaties Višnų transcendentinis šventąjį vardą, pavidalą, savybės, asmeninius daiktus ir žaidimus, prisiminti juos, tarnauti lotosiniams viešpatės pėdoms, garbinti viešpatį, naudojant 16 rūšių reikmenis, melstis viešpačiui, tapti jo tarnu, laikyti viešpatį geriausių draugų ir viską jam paaukoti, kitaip tariant, tarnauti jam kūnu, protu ir žodžiais. Šie 9 procesai pripažįstami tyra atsidavimo tarnystę. Ta, kuris pašventė savo gyvenimą tarnauti Krišnai, šiais 9 būdais dera laikyti labiausiai išsilavinusią asmenybę, nes jo žinojimas neturi trūkumų. Ir vis dėlto iš visų minimų tarnysčių vienintelė, pati svarbiausia, tai yra viešpatės šventų vardų šlovinimas. Tuoj surasiu. Čia labai yra ilgas komentaras. Tuoj minutėlę, dar noriu jums kai ką paskaityti. Kirtanam, tai švento vardo giedojimas. Rekomenduojama tai daryti labai garsiai. Šrimad Bhagavatam Narada Munis pasakoja, kaip jisai leidosi keliauti po pasaulį, nesidrovėdamas, giedojo šventąjį viešpatės vardą. Panašiai Šri Čaitanya Mahaprabhu nurodė: Trinata pisu ničena, tarora pisa hishnuna, amaninan manadina, kirtanyak sada harihi. Bhaktas gali itin romiai giedoti šventąjį viešpatės vardą, jeigu yra nuolankesnis už žolę, kantrus tarsi medis, reiškia pagarbą kiekvienam, tačiau nesitiki pagarbos iš kitų. Šios savybės palengvina šventojo viešpatės vardo giedojimą. Transcendentinis giedojimo procesas nėra sunkus. Šis procesas palankus net tiems, kurie turi fizinių negalių, laikomi žemesniais už kitus, nepasižymi jokiais materialiais privalumais ar neatliko daug dorybingos veiklos. Tam, kuris siekia pažangos dvasinėme gyvenime, nebūtinas išsilavinimas, aukšta kilmė, gražus kūnas, turtas ir kitos doringa veikla pelnytos vertybės, nes galima nepaprastai lengvai tobulėti vien giedant šventąjį vardą. Iš autoritetingų šaltinių, vedų raštų sužinome, kad ypač šiame amžiuje, Kali Jugoje, dauguma žmonių gyvena trumpai, turi begalę blogų įpročių ir yra linkę atlikti tarnystę viešpačiui netinkamais būdais. Negana to, juos nuolat trikdo nepalankios materialios aplinkybės ir persekioja nesėkmės. Todėl kiti procesai, tokie kaip jagja, dana, tabachja ir kryja, aukojimai, labdara ir taip toliau, jiems visiškai neįkandami. Štai kodėl rekomenduojama Harer nama, Harer nama, Harer naimava, kevalam, kalau nastieva, nastieva, gatir aniyatha. Šiame kiviršių ir veidmainystės amžiuje vienintelis kelias į išsivadavimą yra šventojo viešpatės vardo giedojimas. Nėra kito kelio, nėra kito kelio, nėra kito kelio. Paprasčiausiai kartojant šventąjį viešpatės vardą,
galima užtikrintai tobulėti dvasinėme gyvenime. Tai tiesiausias kelias į sėkmę. Kitose epochose šventojo vardo giedojimas buvo nemažiau veiksmingas, bet šiame amžiuje, Kali Jugoje, jis yra pats galingiausias. Kirtana tėva Krišnas jamukta sangaha param radžit. Tas, kuris paprasčiausiai gieda šventąjį Krišnos vardą, yra išvaduojamas ir grįžta namo atgal pas Dievą. Todėl kiekvienas, net ir sugebėdamas atlikti kitų rūšių atsidavimo tarnystę, privalo giedoti šventąjį vardą, nes tai dvasinės pažangos pagrindas. Jagjah sankirtana prajah, jadžanti hi sumėt hasja. Itin skvarbaus intelekto asmenybės turėtų giedoti šventuosius viešpatės vardus. Tačiau nedera išgalvoti savų giedojimo metodų. Būtina kartoti šventąjį vardą taip, kaip nurodyta šventraščiuose. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kada Sarvabhauma Bhattacharya paklausė viešpatis, kuris iš atsidavimo tarnystės būdų yra pats svarbiausias. Ir tada Šri Chaitanya Mahaprabhu iš karto jam atsakė, nieko nėra svarbiau už šventų viešpatės vardų kartojimą. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 6, 242. Ir šventas Krišnos vardas, jisai yra kupinas transcendentinės palaimos. Ir šventas viešpatis Krišnos vardas, jisai laimina mus, nes pats šventas vardas ir yra Krišna. Jis yra amžino malonumo šaltinis ir Krišnos vardas, jis yra tobulas. Kiekvienas, kuris dalyvauja kirtane arba girdi ir klausosi, kaip giedai atsidavusi, jisai gauna milžinišką naudą, milžinišką malonę, nes šventas viešpatės vardas, jis nieko nesiskiria nuo paties Krišnos. Švento vardo giedojimas ir kartojimas ne tik išlaisvina sielą nuo nuodėmių naštos, bet ir dovanoja meilę viešpačiui. Ir kiekvieno širdyje gimsta šita pasėta sėklytė, ta meilė viešpačiui. Ir anksčiau ar vėliau visa veikla, kurią mes darom, įgauna transcendentinės savybės. Nes neįmanoma jokia veikla, jokia askezė neturi tokios stiprios galios, kaip šventas viešpatės vardų šlovinamas. Ir yra sakoma Skanda Puranai, pagarbiai lenkiuosi viešpačiui, aukščiausiam Dievo asmeniui. Ir jeigu žmogus prisimena jį arba ištaria šventus viešpatės vardus, visos jo fizinės ir protinės kančios ir negalavimai palieka jį amžiams. Žmogus, atsiduodamas šventam vardui, atsikrato visų kančių. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sankirtana Yagya Ki, Kirtan Mela 2024 metai Ki. Haribol. Ačiū, gal turit kokių klausimų ar papildymų, ką nors apie šventą vardą. Ta tema. Gerai. Džia išsivaduoti pa nuodėmės. Aha. Jo, aš skaičiu irgi apie džiapą, tai šaknis
kaip šnipždėjimas, nu jeigu taip pažodžiui iš sanskrito kalbos, matyti techniškai, o čia jau giliau yra, nes visą laiką sanskrito žodžiai turi labai daug reikšmių ir daug atspalvių. Vienas žodis gali turėti labai daug reikšmių. Vienam kontekste, vienam sanskrito tekste gali vieną reikšti, kitam kitą. Ir kai skaičiau Vilniaus šventykloje paskaitą irgi apie Kirtaną, manęs paklausė, Vachtai sako, o gal, nu, ar tikrai Maha mantra yra pati stipriausia, gal pavyzdžiui yra ir kitų mantrų stipresnių, o ten tarkim Gayatri mantra, kai gauna, bet jo maloniai Chaitanya Chandra Charan Prabhu, cituodamas Šrila Prabhupada, sako, kad Maha mantra yra pati stipriausia. Ir kai Chaitanya Chandra Charan Prabhu irgi paklausė per vieną paskaitą, ar Maha mantra gali mane išvaduoti šio materialaus pasaulio, pasakė taip. Jinai gali išvaduoti mus iš šio materialaus pasaulio. Maha mantra vis tiek jinai yra pati galingiausia ir pati stipriausia. Nebereikalo ir sako, Maha iš sanskrito kalbos reiškia didžioji mantra. Tai va. Tai gal. Taip, dar reiškia Maha mantra yra verčiama kaip išsivadavimo giesmė, nes giedodami šventus viešpatės vardus mes galime išsivaduoti ir grįžti atgal pas viešpatį Krišną į jo buveinę. Tai va, gal dar kas, kokių turit papildymų ar klausimų tą progą? Tai turbūt tiek šiandien. Baigsim gerai. Hare Krishna, ačiū visiems susirinkusiems. Hare Krishna.